Sveiki, Rokai. Labą dieną. Kodėl su tokiais drabužiais? Kodėl be aprangos? Nu, taip susiklostė, kad hebrai šiandien sakiau, laikykit raumenis šiltai, viską, kad nebūtų taip kaip man. Prieš treniruotės kaltūrindavau biškį, apšilimo gerai nepadarydavau ir vat priėjom tokio dalyko kaip trauma, labai rimta ir sunkiai turbūt išgydoma bus. Tai vyrai, apšilinėkit būtinai. O kada planuojat grįžti į aikštę? Su geriausiais norais tai po pusės metų, o žiūrėsim kaip seksis derinti visą tą kursą gydymo. Vaistai ir specialūs pratimai, reabilitacijos tos visokios. Tai... Kaip tavo nuožiūra atrodo komandai šauna pas tave? Labai norisi, jo, atrodo ir kažką kitaip padaryčiau vietoj to saugo, kuris daleisim vietoj mane žaidžia, bet yra kaip yra ir čia nieko nepakeisti ir reikia auginti jauną kartą, vietoj manęs ateis nauji ir žais ir daug geriau žais, aš taip galvoju. O kaip žaidimas pats komandos patiko? Labai patiko, kaip treneris pradedantysis toks buvau šiandien, tai šaunuoliai ir asistentas jo ir klausė nurodymų daugmaž, nesipykom, viskas gražiai, šauniai, šaunuoliai. Po varžybų kaip ir kiekvieną kartą turėtų tai būti, bet čia labai retai, aišku, tai būna pirtelė, žinoma. Sezono atidarimas, taip, ir kviečiu visus prisijungti. Jau rimtai ruošiasi, matau, čialų dėžėm krauna į fūras veža, viską taip. Tai labai norim. Nieko, gerai. Ačiū, kad pakalbina. Sėkmės.